Tik ragus, pavyzdžiui, va gali pasikasyti. O, vai geras daiktas, žinai, ilsios. Tokį čiužinį ne kiekvienas namuose turi. Labai komfortiškai ir pagalbė gera. Tu pato grįžk, aš čia papasakos gerai. Pažiūrėk čia, ką darom čia. Pristatome jums ką tik atvykusi naują šėrimo robotą. Aфиgenas daiktas. Labai gražus, ypatingas spalva. Suteik lankstumą gerą, nesakyk, nerašyk to. Sveiki sugrįžę. Jau montavimo darbai eina į pabaigą. Naujas pašarų šėrimo robotas Dairy Feed F4500. Tai yra pirmasis Lietuvoje instaliuojamas šėrimo robotas ir jis yra unikalus savo išskirtinėmis savybėmis. Jisai gali matyti pašarų likučius ant pašarų stalo ir duoti pašaro ten, kur jo tiesiog trūksta. Taip pat jisai gali matuoti sumaišymo struktūrą ir maišyti nebe pagal laiką, kaip yra įprasta, o maišyti pagal užstatytą norimą pašaro struktūrą. Ir dar viena opcija egzistuojanti šitame šėrimo robote yra ta, kad galima matuoti pašarų cheminę sudėtį ir pagal tai daryti tam tikrą pokytį pašarų raciono sudarimo. Šis pašarų dalinimo robotas gali dalinti pašarą į vieną ir į kitą pusę, be poreikio apsisukti fermos gale ar šėrimo stalo gale. Baterija yra naudojama važiavimo funkcijai ir pašarų dalinimo funkcijai. Kai mes susveriam visą reikiamą pašarų racioną, jisai grįžta į pakrovimo stotelę ir pašaras yra maišomas iš elektros tinklo. Taip sutaupome labai daug baterijos energijos. Šis šėrimo robotas gali šerti iki 300 melžiamų karvių bandą. Šiame ūkyje numatoma laikyti apie 150 gyvulių skirtingose grupėse, todėl jis čia susitvarkys labai lengvai. Pašaras yra tiksliai dozuojamas nustatytai grupiai ir yra tiekiamas ant šito diržinio transporterio ir duodama tiek, kiek reikia, labai tiksliai ant pašarų stalo. Čia yra apsauga, jeigu ūkis turi vaikų ir jie netyčia pasitaikytų roboto kelyje, jisai labai greitai sustabdytų, vos užkliuvęs šitą apsaugą. Šis pašarų dalinimo robotas ir melžimo robotai turi tą pačią bandos valdymo programą DairyNet. Tai yra naujai išleista Gėjos programinė įranga ir taip galime matyti ne tik tai pieno kiekius ir pieno pagrindinius kokybinius parametrus, bet taip pat ir pašarų dalinimo parametrus ir pagal tai ūkis gali daug lanksčiau ir racionaliau priimti tam tikrus sprendimus, kas liečia pašarų racionų sudarimą ar patį melžimo procesą. Sujungta iš naujo. Čia yra pašarų roboto krovimo stotelė. Tai yra namų pozicija, kur pašarų robotas ir susimaišo pašarą ir pasikrauna. Šie stalai savo konstruktyvų yra įdomiai sukonstruoti. Iš tiesų, pakrovimo konvejeris, jo grandinės visiškai nekontaktuoja su pašaru, yra daug nerūdijančių plienų, tam, kad pašarų stalai būtų ypatingai ilgai tarnaujantis, nekuroduotų, viskas yra pakankamai švaru, padaryta taip, kad pašaras nekristų šalia ant virtuvės, kad čia būtų palaikoma švara, neaugtų grybeliai ir visa kita. Jisai sveriasi, privažiuoja prie vieno pašarų racionų, atsidaro bunkeris ir tiksliai dozuoja šito bunkerio pašarą, nes svarstyklės būtent yra pačiame šėrimo robote. Tada pasiema kitą reikiamą racionų pašarą, pasipildo melasą kombinuotais ar koncentruotais pašarais ir taip yra sukūriamas galutinis produktas, kurį robotas pristato karvėms ant pašarų stalo. Turbūt visi su manim sutiksit, kad pati svarbiausia vieta fermoje yra iš tiesų karvių guliavietė. Karvė statistiškai čia praleidžia daugiausia laiko ir reikėtų siekti, kad karvė čia praleistų iki apie 14 valandų, nes būtent gulėdama komfortiškai ir patogiai jinai gamina daugiausiai pieno. Todėl, kai projektuojat fermas ir galvojat apie investicijas, niekada negalvokit, kad čia tiks bet koks vamzdis. Atkreipkite dėmesį į šitos lankus ir drąsiai galite paskambinti, kai reikės lankų. Čia dar yra šiaip į pagalvį tas skaitas, žinau.
Tu pato grįžk, aš čia papasakos gerai. Bet šiaip tai nemeluojant, iš tikrųjų patogiai. Galite ateiti pats pabandyti ilsios. Iš tiesų tikrai čia tokį čiužį ne kiekvienas namuose turit. Labai komfortiškai ir pagalvė gera. Manau, turėtų netirpti nei sprandas, nei skaudėti galvą ryte atsikėlus. Nu, žinok, čia mes karvėm padarėm labai gerai. Dar ir atramos lovos labai tokios jau patogios. Eik, to pažiūrėk, kaip čia gražiai atrodo vaidint. Kai yra patogus čiužiniai, svarbu iš tiesų turėti ir patogius boksų lankus. Šie boksų lankai yra apsaugoti plastiku, suteikiantis didesnį komfortą karvei, tvirti, bet tuo pačiu ir lankstus. Bandoje atsitinka toksai dalykas, kad dažnu atveju būna sunkiau atsikeliančių karvių. Po apsiveršiavimo ir taip toliau, ir skaičiuojama, kad netgi keletą procentų. Tai svarbu užtikrinti, kad būtų paviršius labai neslidus, ką mes padarom su šitais matrasais. Ir taip pat, jeigu taip atsitinka, kad karvė jau yra sunku atsikelti, tai jinai atsikeldama paeina į priekį. Ir kai paeina į priekį, jei su standartiniais boksų lankais būna labai sunku atsikelti, griūna, įeina į vidurį, gali užstrikti. Su šitais lankais mes turim unikalų keteros vamzdį, kuris ganėtinai nesunkiai pasikelia. Ir jeigu taip jau atsitiko, kad karvė užstringa, jinai gali pakeldama keteros vamzdį įeiti į vidų, apsisukti ir išeiti pro kitą vietą. Svarbu paminėti tokį dalyką, kad iš tos pusės vamzdis yra pakeliamas sunkiau, todėl mes gyvulių nemotyvuojame eiti tiesiai. O kai mes einam iš tos pusės, vamzdis labai lengvai pasikelia būtent dėl šito kampo. Su tokiais lankais mes iš tiesų labai stipriai sumažinam traumuotų gyvulių skaičių. Jeigu gyvulių jis nori dvigubuose lankuose, jis gali be problemų išeiti kiaurai, arba jam užteks pakankamai vietos šičia paeiti tiesiai ten, kur jai patogu ar laisva boksų vieta ir grįžti atgal į vaikščiojimo taką. Tai yra, atvirai sakant, mano akiai patys inovatiškiausi ir komfortiškiausi boksų lankai rinkoje. Kaip jau matėt, o dabar galit pamatyti pilnai surinktus vamzdinius atitvarus boksų šoninių sienelių vietoje. Ir mes atitvėrėm šitą sienelę, boksus su dviejais vamzdiniais atitvarais ir tai suteikia, kai šitas ventiliatorius pučia orą, pilnai praeina oras ir vėsina ir skersinį taką, o taip pat karvės gulėdamos čia mato viską aplink, kas dedasi fermoje. O tai yra taip pat gyvulių komforto ir streso lygio sumažinimo dalis. Ir atkreipkite vieną tokią labai įdomią detalę. Kokie yra platus vaikščiojimo takai. Kai mes turim robotizuotą melžimą, ypatingai yra svarbu užtikrinti, kad gyvulių judėjimas vyktų sklandžiai ir kad šitas paviršius būtų taip pat neslidus. Šitoks betono išpjaustymas yra laiko patikrins ir geriausias metodas, kad būtų neslidus paviršius. Ir gyvuliai gali laisvai grįžti nuo pašarų stalo neslidžiais paviršiais į poilsio zoną, atsigerti vandens, eiti pailsėti. Iš tiesų, šitoje fermoje yra išpildyti visi būtini gyvulių komforto ir streso lygio sumažinimo reikalavimai. Kokie patogus vartai. Opa. Ir gyvuliai saugus. Nebekris į duobę. Ir visą mėšlą suvalysim. Nebeini išeit, reikia eiti aplinkui, žinau. Kaip yra svarbu visur tokius detalės, kad atėjai, išeiti gali, įeiti gali. Pilna ferma, smulkmena. Nes kai projektuojam fermą, reikia galvoti ne vien, kad būtų gyvuliams viskas labai komfortiška ir faina. Reikia, kad ir žmonės čia atėję dirbti, ar pats ūkininkas noriai atliktų visus reikiamus procesus, kurie reikalingi šitoj fermoje. Tai apie viską reikia pagalvoti, apie kiekvieną smulkmeną. Vartelius, kur varteliai, kur ne varteliai, kur mažytis tarpelis, kad galėčiau nueiti, padaryti tą, ką man reikia padaryti su gyvuliais. Nes instaliavus melžimo robotus ir šėrimo robotą,
darbo rutina labai stipriai pasikeičia ir labai svarbu turėti selekcinę karvių zoną, kur būtų atskiriami gyvuliai, su kuriais reikia atlikti tuos veiksmus, ką reikia atlikti ir įprastoji melžimo aikštelėje. Bet jeigu mes jų neturėsim atsiskyrę, o reikės eiti ir ieškoti po visą fermą, tai daug laiko gali suvalgyti. Kim dar reikia įjungti šepetį, įjungti ventiliatorius, nedideliu greičiu, kad nenupūstų mūsų. Žiūrėk, aš žiūrėjau, tai biški stogą kel jau, žiūrėk, matai, kel stogą. Čia per silpną stogą statybininkai tiem ventiliatoriam padarė. Žinai, kur gulėjai dabar nudulkins. Bet, žinok, sakai nemalonu, žinok, visai nieko. Tikrųjų, tas šepetys ir gan komfortiškas. Ir karvė gali pasikasyti visą vietą. Tiek viršutinę dalį, tiek šoninę dalį, tiek ragus, pavyzdžiui, gali pasikasyti. Geras daiktas, žinokit. Čia matote karvių grįžimo taką iš gilaus kraiko zonos ar iš selekcinio zonos. Ir šitus karvės uždarius šios vartus pateks tiesiai į pirmąjį melžimo robotą. Arba esant poreikiui, prašom, matot, ką tik atėjus iš gilaus kraiko gyvūną. Atidarius šios vartus ir šios vartus palikus galima atvaryti į melžimo aikštelę palaukimo visą grupę. Tai gali būti 4, 5 ar daugiau karvių. Ir tiesiog tos karvės būtų automatišku būdu grąžinamos po melžimo atgal į savo grupę. Vėlgi taupome laiką žmogaus, kuris dirba fermoje. Šie varteliai swing gate'ai leidžia pozicionuoti, ar gyvulys įeis į melžimo robotą iš palaukimo aikštelės ar iš selekcinės grupės. Ir gyvulys užėjęs, uždaromi vartai ir nebleidžia kitai karvei įeiti, o po melžimo gyvulys yra išleidžiamas tiesiai į guided exit. Guided exit, kaip mato, šitie vartai bus uždaryti, todėl karvė po melžimų negali grįžti atgal į palaukimo aikštelę. Ir jinai išeis tiesiai, selekciniai vartai ją identifikuoja, ar jinai yra jau prie gerų karvių ir ją tada nukreips šičia. Jeigu bus selekcinė karvė, ją nukreips tiesiai, šitie vartai bus uždaryti. O jeigu karvė priklauso gilaus kraiko grupiai, pavyzdžiui, ką tik apsiveršiaus vartai atsidarys šičia ir karvė bus nukreipiama šiuo grįžimo taku atgal į savo grupės gardą. Žiūrėk, čia ką darom. Pažiūrėk. Ir toks vienas labai mažytis niuansas, kai projektuojam fermas. Ir atkreipkite dėmesį. Čia yra kampinis skreperio ratukas, o čia yra grotelis. Todėl, kad skreperis, kai pareis iki šitos vietos, arba kaip matot tenais, kitoj pusėje, tai jisai nenori kažkiek partraukė karvyčių mėšlo. Tai kai čia yra grotelis, čia visada pakankamai bus švari vieta. O jeigu paliktumėm betoną, tai tada žmogus turėtų papildomą darbo etatą šiek tiek pravalyti. Taip pat reikia projektuojant atkreipdėmesį fermos gale, kad į skersinį mėšlo kanalą visas mėšlas sukristų ir kad nesikauptų mėšlo krūvelės ten, kur jų mums visiškai nereikia iš tiesų. Čia yra kombis skreperio modelis ir iš tiesų viskas yra viduj. Kai mums reikia atlikti kažkokią priežiūrą ar kitus veiksmus, viską mes galime atlikti pakankamai švariai. Ir šitas skreperis dar turi funkciją iš tiesų susilenkti. Kai mes ištraukiam vieną kaištį ir jeigu atsiranda poreikis įvažiuoti į fermą dėl kažkokių tai priežasčių, šitas skreperis yra sulenkiamas vieną pusę, kitą pusę ir traktorius gali labai laisvai pravažiuoti. Tai vėlgi, viskas remiasi į poreikius ir į galimus niuansus ūkiai. Visada, kai yra pastatyta nauja ferma, turim šviežiai išbetonuotą betoną, dedame metalinius peilius tam, kad būtų takas kiek įmanoma labiau šlifuojamas. Bus uždedami gumuoti specialūs tokie valymo peiliai, kurie jau nebe gramdys betonų, bet valys ypatingai švariai. Matote sumontuotus vienpusius vartus, pirštiniai vartai. Ir kaip jau buvau minėjęs, šių vartų karvė negali apgauti. Tiesiog neįmanoma niekaip kažkaip apeidinėti. Kai karvė paėda ir eina į poilsio zoną, jinai tiesiog
praeina, pakankamai tyliai grįžta vartai į savo vietą, o karvė jau patekus į poilsio zoną. Ir norėdama atgal patekti prie pašarų stalo, jinai turi praeiti selekcinius vartus. Taip užtikrinam, kad visi gyvuliai būtų pamelžiami laiku, tada, kada jiems reikia. O gyvulių sukurta rutina nekelia jokio streso. Priešingai kaip žmonės, gyvuliams patinka rutina, turi būti tik muzika, geras mikroklimatas, patogios komfortiškos gulėvietės, skanus, kokybiškas, maistingas pašaras ant pašarų stalo. Ir tada galim tikėtis daug pieno iš karvių ir geros kokybės pieno. Ačiū už dėmesį, atliekame paskutinius testavimo darbus ir labai greitai čia ateis karvytis. Susimatysime tada. Iki.